Ką galvojat, melavau, kai sakiau, kad turinio daugės. Bet dar ne iš namų. Išsirbau namus, išvedžiau šunį ir dabar varom į karavaną. O karavane papasakosiu daugiau, ką šiandien veiksim. Atvažiavom prie karavano. Net negesinu variklio, nes čia ilgai neužtruksim. Pasiimu ruletką. Valė keliuką. Šitą, tai... ta prasme, vat taip užvarė. Net neįmanoma čia praeiti. Nu, bet prabrisim. Žodžiu, kokią situaciją turim su karavanu. Aš esu pakankamai protingas bičas ir difuzinę plevelę, kai prišaudžiau, nu, neapsukau. Bent kelis makaronus kampuose būčiau prisukęs. Būtų viskas buvę gerai. O dabar nėra gerai. Va, visą šitą sieną ne tik kad nuplėšė, bet dar ir batą išpizdečino. Kaip tu čia taip negražiai sakai? Nu, kaip sakyt. Tai dabar, žodžiu, mano darbas šiandien... Wow. Iki kelio, aišku, tie mano keliai ties 3 cm nuo žemės, bet vis tiek. Mano darbas dabar yra išsimatuoti. Man nepatinka biški šitą kamerą, nes jinai iš labai arti filmuoja. Tai išsimatuoju fasado, kiek reikės dailylenčių ir išsimatuoju, kiek reikės makaronų. Ir tada važiuojam į Timberį. Tai matuojam. Išsimatavau, lauke šalta, tai ilgai čia ir netūnosim. Tai gaunasi ilgoji siena 10,7 ant 40. Ir trumposios sienos 3 ant 3,50. Tai kvadratais čia gaunasi kem 4 ir 18 kartų 3,6. Kem 4 ir 3,6. 8 kvadratų. 8 kvadratų dailylenčių. Jo, viskas. Važiuojam į Timberį. Atvariau į Timberį. Kol atvažiavau ir snigt pradėjo. Fainai, nes jau buvau pasilgęs sniego. Mažai šią žiemą dar snigo. Už manęs. Va, palauk. Už manęs. Va čia yra nauji Timberio ofisai. Parodau dar labiau. Va čia, va, šitas visas grožis. Bus ir parduotuvė, ir ofisai. Tai Timberis dar jaukiau klientus priims, negu kad dabar priima. O dabar einam rinktis dailylenčių. Tai va tokie va dailylenčių pasirinkimai. Na, čia yra visokių. O mes imam tada šitas. 18 ant 1,6. Ir vat atrodys šitaip. Čiuk susideda. Tarpelis lieka. Ir bus puikiai. Čia va. Kitokios medienos. Pirtelėm. Atvarėm su Ignu. Čia ir pirtelės gamina viską, žodžiu, Timberis. Tai va, prašau, žiūrėkit. Ko tik tais norit. Palečių reikia į Timberį. Pirčių į Timberį. Einam dažyklą pasižiūrėti, nes Timberis ir dažo medieną. Varom. Opa! O, jo. Sveiki. Žiūrėkit, vienvietė, pirtelė. Čia tokiem kaip aš, kur visą laiką vienas. Geras. Nu, tokie kaip aš, tai čia ir 2 tilptų. Nice. Čia va dar tik pradžia. Geras. Raketa. O čia pirtelė su termodrebulės apdaila. Tai čia, sakė, pats labiausiai premium apdailos pasirinkimas. Kvepia viskas. Tai va, turėkit omeny. Jei reikės pirčikės. Čia deginta mediena. Irgi viskas vietoj. Nudeginta ir nualyvuota juodai.
Viskas vyksta vietoje. Spalvelė kokia kreminė. Ir volia. Kai viskas paprasta, ne? Kvepia. Ir pirtelių, ruošinių. Viskas vyksta va taip. Susirenki dalis, o paskui jau surinkinėjai. Paliekite, kaip renkate. Gerai. Dar. Tai labai fainai. Čianais yra impregnavimui ir dažymui tinka, ne? Tai impregnuoja iš karto medieną. Šiaip čia žiauriai įdomu, visko čia labai daug. Tai va, tenais jau išvažiuoja paruošta viskas. Išvežimui. Tai va, reikia lentų, konstrukcinės medienos, dar ko nors. Varote timberį. Reikia, kad būtų nudažyta. Vis tiek varote timberį. Nudažys. Tai tokie šiandien yra darbai, jeigu galima pavadinti. Tai, nežinau, ar girdit. Jo, dabar girdit. Tai pasivaikščiom su Ignu po timberio visus procesus. Tai ir pjauna vietoj, ir dažo vietoj, ir impregnuoja vietoj. Sėdu į mašiną, nes šalta. Ir pirtis surinkinėja vietoj. Žodžiu, daug visokiausių čia procesų vyksta. Tai ką aš pasidariau, tai... Ir kodėl čia tą rodau? Tai timberis yra mano, jau galima sakyti, ilgamečiai partneriai, jau antrus metus dirbam, ko mes su šiaip labai patenkintas, labai patinka man tas mūsų santykis ir tai, kad visą laiką aš čia kažkaip viską gaunu, kainos geros, kolektyvas fainas, medžiagos kokybiškos. Tai va, tai šiandien kas padaryta, tai pasiskaičiavau, dabar užsisakiau, spalva bus juoda, tai net nerodžiau aš ten tų spalvų, bet spalvų paletė, kokią nori tokią ir dažot. Va, kaip matėt, dažo persikinę spalvą dabar. Tai jo, tai dabar viskas, tada savaitgalį dar nedirbsiu, leisiu savo nevažiuoti karavaną, šalta, liūdna, kai sakė bičas iš faro. O pirmadienį tada atvarau į timberį, pasiimu makaronus, grebėstus ir konstrukcinę KM595, pasibaigsiu senelę ir apsišiltinsiu tikėtina, užsišaudau difuzinę ir suku makaronus. Nu ir ketvirtadienį, penktadienį, jeigu pavyks susigrebestuoti, tai būsiu šaunoliukas ir tada lauksim jau medienos nudažytos ir suksim dailylentės karkasui. Ir susukus dailylentės, viskas, karavanas bus paliekamas. Gal atšilus oram biškelį išsikviesiu, kad užpūstų dugną, jeigu ne pats šiltinsiu. Tai va šitą gal nebent padarysim. O šiaip tai jo, tada šiam kartui tiek. Video nebus ilgas, bet bus video. Yra vat ką pažiūrėti, apie ką pakalbėti, pabendrauti, pasidalinti planais ir vykstančiais procesais. Ir gal netgi taip ir darysiu, kad nelabai ilgus, bet dažniau. Nes kur kas lengviau montuoti, kur kas lengviau filmuoti. O ir jūs turite tada turinio tokio nuolatinio ir nereikia laukti po mėnesį laiko. Jau galvojau, kad epizodas tom ir baigsis, bet gavau žinutę, kad į paštomatą pristatyta siunta iš Promaxos. Tai parodysiu šitam epizode, kas čia per siuntą. Dabar tik reikia išsiaiškinti, per kurią čia pusę atidaryti. Va, išsiaiškinau. Kadangi šiais metais tikslas yra kurti daug daugiau turinio YouTube'ui, tai į tą turinį reikia ir investuoti.
Mama. Šitas koks geras. Toj parodysiu, kas čia yra. Mama. Seneliumbai. Savaime suprantama, kad tai yra kamera. Bet kas tai per kamera? O tai yra DJI Osmo 360. Kamera yra nenauja. Čia yra prasitestavimui, pasibandymui, nes labai sunku pasakyti, kepurę nusiėmiau kaip bliūdas, atrodo, labai sunku pasakyti, ar jinai patenkins mano lūkesčius ir mano poreikius filmavimo. Tai Pro Maxą leido pasibandyti, turi tokį kaip ir demonstracinį modelį, visiems nežinau, ar tą leidžia, bet kadangi akivaizdu, jog aš nesu šiaip žmogus iš gatvės, man nepakankamai lengva surasti, tai turiu šiokį tokį pasitikėjimą, ar ne? Tiesą sakant, ir klientų dauguma, kurie mane renkasi, tai renkasi ne dėl to, kad aš kažkoks esu ten ypatingai geras ar geresnis negu kiti, nu, čia viskas yra paprasta, bet būtent dėl pasitikėjimo. Žinodami, kad aš esu pakankamai viešas, jie supranta, kad aš labai atsakingai žiūriu į savo darbą ir į savo reputaciją. Nes labai lengva ją sudirbti yra, ar ne, su socialinių tinklų laikais. Tai 360 kamera, aš tikiuosi, man palengvins labai darbus, nes ją gali pastatyti kažkur įvykių epicentre ir tau nebereikia galvoti, parodysiu. Čia yra magnetinis laikiklis. Dešiniai, čia lazda. O čia yra magnetinis laikiklis, kuris tiesiog, kaip traukia magnetas, tu savo jau per tokią atstumą traukia, kurį netapusidedi, uždedi, užfiksuoji ir tada suki prie ko nori, ar tai prie vienos lazdos, ar prie kitos, ar prie šitos. Šita tai iš vis yra žiauriai gera, čia yra lazda kartu su trikoju. O trikojus išsiskleidžia, taip, paspaudys jį. Ir tada išsitraukia, kiek tu nori, man atrodo, 1,7 m kažkur. Tai šita kamera labai tikėtina, kad man leis filmuoti, negalvojant apie kameros pastatymą, kur stovi kamera. Aš ją pastatau ir tada vaikštau, kur noriu. Aišku, už karavaną užėjus, tarkim, nefilmuos, bet aš jeigu ją pastatau prieš karavaną, galiu tiek prie vieno, tiek prie kito kampo vaikščioti ir paskui montuojant, aš pasirenku kadrus, kuriuos noriu naudoti ir taip gaunu pilną vaizdą, nenešiodamas kameros ir negalvodamas, kad pasitraukiau už kadro. Bet čia yra tai, ką aš galvoju, o kai bus, išbandysim. Tai keletą dienų pasitestuosiu ją ir tada bus aišku, ar jinai tinka man, ar vis tik jinai nėra taip tinkama, kaip aš galvoju, ir tada imsiu Action 6. Būtent Action 6 dabar bratukas nusipirko naują, tai labai patenkintas. Kuom Action 6, tarkim, pranašesnis už šitą, jeigu filmuoji su jie iš kažkur toli, ar ne, tai tu imdamas kadrus prarandi šiek tiek kokybės. Vis tiek ten, tarkim, kažkur prizoominti reikia, kažkur, kad daug nesiplėsti, tarkim, gali būti, kad su jie bus šiek tiek prastesnė kokybė negu su Action 6. Action 6 yra labai pravarti stabilizavimu savo, nes jinai yra žiauriai gerai stabilizuojanti. Ten, tarkim, jeigu motosportą, autosportą ar ten su dviračiu kokiu lakstai, tai tai yra turbūt šiek tiek pranašesnė stabilizavimo prasme, galbūt kokybės prasme, bet šita vaizdą ima 360. Nors ją gali naudoti lygiai taip pat kaip ir paprastą kamerą, naudodamas tik priekinę arba galinę kamerą. Tarkim, nori paspaudi priekį, jinai ima taip pat kaip aš dabar filmuojos, nori paspaudi galą, jinai vėlgi filmuoja taip pat kaip šita. O nori, pasirenki 360 visą sferinį vaizdą. Plus aš labai tikiu, kad Reelsam jinai duos gyvumo, tai dabar aš pabandysiu šiek tiek pafilmuoti, galbūt toj sugalvosiu kaip, nes viskas vyksta ekspromtu, pabandysiu pafilmuoti ar išėjęs į lauką, ar namie, toj sukombinuosiu mintyse ir dar šitam pačiam video, toj pat jūs pamatysit, kaip visa tai atrodo. Momentas tas, kad montažo darbo yra daugiau, nes kai filmuoji 360, tu negali išsikelti 360 viso failo iš karto į kompą, tarkim, per kur tu montuoji, ten nežinau,
Adobe, DaVinci arba kaip aš tiesiog su CapCut'u, tu turi pirmą DJI Memo programėliai susikarpyti, pasirinkti vietas, kurias nori, ar tai bus 360 tas gaublinis vaizdas, ar tai bus kažkoks tiesiai, paskui persimeta į šoną į galą, tu žodžiu susikarpai ir tada išsirenderini jau tokį paruoštą failą ir jį naudoja jau paskui kitose programėlėse. Arba viską gali DJI Memo programėliai montuoti iš karto ir tada leistis į YouTube. Tai žodžiu, užsidedu, pabandysiu pafilmuoti, su šita pafilmuosiu kamerą tiesiog kaip atrodo vaizdas, filmuojant paprastai, ir paskui sėsiu prie kompo, biškį pasikarpysiu ir jau kelsiu failą, kaip jisai atrodo iš 360. Čia ilgo nereikia, 15 sekundžių užteks, bet susidarysit vaizdą ir galėsit netgi pakomentuoti, ar patinka šitas vaizdas, būtent tas 360, ar vis tik nenorėtumėt jo matyti YouTube. Tai važiaunam. Ir mano dabar tikslas pasivaikščioti ir paskui pasižiūrėti montuojant, ar mane visur pagauna. Nu tai tarkim dabar tą kamerą sekama. Tarkim dabar aš ateinu čia, parodau, kad šitą medį pjausim lauk. Sek. Tada šitą irgi naikinsiu. Tada šitą sandėliuką irgi naikinsiu. Tada ateinu pas jūs. Jau aš esu kameros kitoj pusėj. Ir einam, tarkim, kamera už manęs likus. Fasadą irgi lupsim lauk. Kamera vis dar ten. Nu ir tarkim dar ateinu čia. Kamera tenais per tarpelį mane turėtų matyti. Tiek ir norėjau pasižiūrėti. Dabar dar pabandykim kitą variantą. Šitą sustabdom. Nu gerai, tai tarkim pakartokim dar tą patį procesą. Čia išsiskleidė. Jeigu viskas gerai, tai kamera turėtų matyti netgi ir čia esančias mano rankas. Nu, tada susiskleidžiam. Susiskleidžiam trikoją. O. Taip, fiksuojam. Šiaip fainas dalykėlis. Tik tiek, kad filmuojant lauke, jeigu vėjuota, jį labai lengvai numes. Tai man užteks ir komplektacijų. Kombo kite yra tiesiog lazda 1,70 m ir 3 baterijos kroviklis ir man to užteks. Nu gerai, tarkim dabar paimtuokim, kad aš čia kažką grėžiu, čia čia suku, čia kasu, važiuoju su mūsų. Gerai, tiek užteks. Einam dabar, pamontuojam ir matysim, gauna čia kas nors ar nesigauna. Čia labai įdomu, labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir turinys bus įdomesnis. Tai tokį turim vaizdelį su 360 kamera. Kas pirmą kartą matot, tai gali susidaryti vaizdas, kad neįmanoma filmuoti neišgaubto, tai ne, įmanoma. Aš tik norėjau parodyti amplitudę, kiek galima keisti tą vaizdą. Tai vaizdas gali būti labai atitrauktas, aišku, jisai savaime tada išsigaubė. Vaizdas gali būti pritrauktas plokščias arba šiek tiek išgaubtas. Tai čionais jau yra montažo dalykai, kur kokį kadrą pasirinkti, kaip tu nori, kad jisai atrodytų. Bet pats momentas, kad tu gali visiškai nejudindamas kameros išgauti tokį platų spektrą kadrų, tai mane labai žavi ir aš asmeniškai esu nusiteikęs pirkti būtent šitą kamerą, nes vėlgi, kaip ir sakiau, ją galima naudoti kaip paprastą, galima naudoti būtent tokiu būdu. Tai bet kokiu atveju komentaruose parašykit, ką jūs manot apie tokį vaizdo perteikimą. Galbūt jūs erzins tas išsigaubė šiek tiek vaizdas ir jūs norit to plokščio standartinio, bet man atrodo, kad turinyje, kurį aš perteikiu, neretai to detalumo, tarkim, kaip pavyzdys varžtas, ar ne, atrodysiu varžtą ir jisai gali būti išgaubtas. Tai turbūt nekeičia esmės, nes jūs visi suprantat, kad varžtas yra tiesus arba kad plaktuko rankena yra tiesi, bet tai leidžia perteikti daug didesnę amplitudę aplinkybių, daug pilnesnį vaizdą, net ir tarkim stovint prie to pačio karavano, visas karavanas gali būti kadre, ar ne, ir nepaisant to, kad jis šiek tiek bus išsigaubęs, jūs vis tiek matot jau tą maksimalų vaizdą vienu metu ir jūs patys galite rinktis, kur žiūrėti. Tai galbūt aš čia klystu, galbūt čia yra tik tais mano kaip filmuotojo, kaip video kūrėjo
tas toksai susižavėjimas, o žiūrovui galbūt tai nepatinka. Bet kokiu atveju pakomentuokit, aš žinosiu, kaip rinktis kadrus, ar ne, ko vengti galbūt, bet jo, man labai patinka šitas momentas, kad galima nejudant turėti tokį platų spektrą vaizdo. Tai šiam kartu dabar jau tiek, gavosi visai netrumpas epizodas, matau, kad su šiuo, ką dabar kalbu, gausis apie 20 minučių. Nėra jis apie darbą, bet jis yra apie daug dalykų, kurie susiję su tuo, kas jūsų laukia sekančiuose epizoduose. Tai karavanas, namai, video turinys, iš kur mediena, kokia mediena ir panašiai. Tai jeigu jau žiūrėjau, tai vėlgi paspauskit laiką, pakomentuokit, kaip jau sakiau, ir paspauskit subscribe mygtuką, nes man tai svarbu. Ir tiek, iki sekančio epizodo. Iki.